Suradau programą, kur iliustruoja, kaip laikas slenka. Tai kai vaikas, mano čia tokia programa prašo pasirinkti, parašyti, kiek man metų dabar yra. Kad galėčiau testą padaryti, vienu žodžiu, IQ. Šita programa, vienu žodžiu, prašo pasirinkti metų. Tai va, tai žemiausias 8 yra skaičius, kiek tu gali, žemiau 8 negalima šitą programą naudotis. Va, 8 metai, tada būna 9 metai, 10 metų, 11. Prieš tai dar, bet neleidžia tau pasižiūrėti, kas buvo prieš tai. Žinai, savo gyvenimą, prieš gimstant, prieš tai, kai tau buvo, prieš tai, kai iš pilvo išėjai, neleista pasižiūrėti. Ir neleidžia, jam. Bet labai lėtai laikas slenka, kai esi dar labai mažas vaikas. Tada pradeda labai greitėti laikas slinkti, greitai labai. Va, 9 metai, 10, 11, 12, 13. Akimirksniu prabėga nuo 14 iki 19. Čia irgi akimirksniu, nieko ypatingo. Ir tai greitai viskas. Ir tada jau viskas baigėsi. Kas paskui, nežinau. Gali būti, kad absoliučiai nieko.